premjerą Jaunikis iš Kauno. Gero žiūrėjimo. Laikraštį praėjusią savaitės numerį. Tiesiog susirgt reikia iš juoko. Atsirado, matai, gudruolė laikraštį kritikuoti. Nu ir kas jau čia tokio gali būti parašyta juokinga? Tai jeigu rašo, taigi rimti žmonės rašo. Didelės galvos, ne dėl juokų rašo. Va, pameni, kad į mūsų kaimynę sūnų Ignuką. O tai protingas vaikis buvo, o tai galva turėjo. Taigi savo prūdą, pati va savo akį mačiau, kaip centimetrų išmatavo, kaip visas obelis savo sodė suskaičiavo matematiškai. Ir dar, žinok, buvo vienos labai kultūringos bendruomenės viceprimusų, va. Ne, vicepirmininkų. Nu, tai aš taip ir sakau. O dabar girdėjau vieno labai rimto laikraščio bendradarbys, va. O be to, vis dar ir eilėraščius rašė. Kai prisimenu vieną eilėraštį, ai, tai taip ir salsta mano širdis. Oi, širdelė mano miela, tu tikra medinė piela. Pasipainioja mergaitė, nuliūdai kaip pasilaitė, kuriai trūksta vyžų, vandenėlio dobilų. Taigi čia Ignuko eilėraštis. Nu, tai negi ne eilėraštis, pati pagalvok. Taigi pilnas kančios, ugnies, netgi sakyčiau tragedijos. Oi, širdužė mano miela, tu tikra medinė piela. Tai ar gali tokie žmonės rašyti ką nors juokinga? Nekalbėsime dabar apie eilėraščius ir jų melancholiją. Bet juokingas man tas skelbimas, mamytė, klausykis. Viena graži turtinga, nes be valako žemės po savo tetos mirties bus su centruku. Panelė ieško savo vyro, gražaus valdininko, turinčio gerą būdą ir tinkamo šeimos gyvenimui. Kreiptis MK. Zabičiūnai, iki pareikalavimo. Tai kvaila ta MK. Na tai kur dabar matyta, kad vaikai imtų motiną kritikuoti? Mamytė, nesuprantu, ko tu pyksti. Kokie vaikai? Kokia motina? A ką reiškia tos dvi raidės MK? Ką? Ožkos galva tu. M. Matilda, kai Kanapinskė, nesupratai? Tu, mano motina, tai padarai? O ką aš turėjau daryti? Nusibodo mane tavo kavalieriai. Ateis, sėdės, išgers arbatą, suvalgys pyragą, pridens padlagą. O jau apie vestuves tai neįgūdėjai. Mamytė, aš dar negalvoju apie kavalierius. Kiek čia tų metelių man tėra, o jau ir vestuvės. Jei ateina pas mane vaikinai, tai ir pati matai. Ateina kaip draugai, kaip svečiai, kaip pažįstami. Dieve, tu mano Dieve, kokia aš nelaiminga. Liktai aš nežinočiau dabar tavo nelaimės. Taigi visos mergaitės būna nelaimingos, koliai susiranda vyrą. Va, kad ir aš. Irgi buvau nelaiminga, kol nesusiradau per laikraštį, taip pat per laikraštį, tavo tėvelio, savo vyro. Ir ko dabar man trūksta, taigi varkojam kaip dabaladėliai. Ko trūksta? Ar moku? Nes kuntaplė
karvė ir kačergos mamytei per daug jau menkas įrankis, amžinai namų kovai. Aš nekalta. Taip reikia. Va, tu dar jauna ir vyrų nepažįsti. O vyrai taigi, būneriai, beširdžiai. Ava, kad tik paėmė kačergą ir gerai iš vangūrį į nugarą, tai tik žinok, tik dušytė gana jau gana. Pasidaro kaip pakėliai, kai vaškas lynos. Nepyk, mamaitė, bet toks gyvenimas man nepatinka. Vien peštynės ir muštynės. Tu kaip bjauru. Nieko čia nėra bjauraus. Negi negirdėjai, ką per pamokslą kunigėlis sakė. Kada? Kada? Per švento Jackaus atlaidus. Sakė. Va, matai? Sakė, kad kiekvienas žmogus iki grabo lentos turi kovoti su savo sielos priešais. Būtent. O tu netaip supratai. O va kunigėlis gudrus. Jis specialiai taip kalbėjo, kad vyrai nesuprastų. O aš tai jau pamokslą supratau. Sakyk, ar jis kalbėjo apie amžiną kovą su savim? Kalbėjo. Na ir kas? Taigi čia rodos viskas aišku. Ava, kad ir neaišku. Tu dabar man pasakyk, kas yra savas? Kas yra kiekvienos moters savas? Kiekvienos moters savas yra savas vyras, va. Už tai ir kovos iki grabo lentos, o jau tada atlyginimą gausiu danguje. Tai mamytė taip supratai? O viešpatie. Nu jau kaip man reikėjo, vaikelį, aš taip ir supratau. Mano draugė Cylė irgi lygiai taip pat suprato ir jau veda amžiną kovą su savo vyru. Kaip liūdna, kaip liūdna. O tu, vaikelį, neliūdėk. Aš tave tuoj pralinksminsiu. Va, pažiūrėk, ką aš turiu. Va, matai? Laiškas nuo tavo būsimo vyro. Nuo Baltraus Lašinskio. Va, matai? Laiškas iš paties Tarakoniškio. Čia sapnas ar tikrovė? Nu, koks tau sapnas? Vagi, matai, ant balto popieriaus, juodos raidės. Va, skaityk. Paskui pasidžiaugsi. Aukštai ir žemiausiai gerbiama panelytė su M ir K. Jūsų skelbimą perskaičius skubiai rašau laišką. Per amžių samen. Esu našlė iš Tarakoniškio, Varliamušių pašto agentūros. Turiu labai šaunų. Šunį. Kokį šunį? Sūnų? Turiu labai šaunų sūnų, Baltrų Lašinskį. Gyvena pačioj Stalicoj, Kaune. Slaptų naktinių dalykų valdininkas. Važinėja labai aukštai, uždirba daug. Aš jam užrašiau viską. Turiu ūkį, 2 kumelės su paršiukais, kiaulę su veršiukais, 3 karvės su šmočiuku. Nu, Valako žemės. Barbut. Nu, man gėda klausyt, nu, kaip tu čia skaitai dabar? Kokios čia tau kumelės su paršiukais? Kokios kiaulės su paršiukais? Karvės su šmočiuku žemės? Taigi žiūrėk, kur sudėti kableliai. Skaityk gerai, paklausyk, va kaip reikia. 2 kumelės, kableliai su paršiukais, kiaulę kablelį su veršiukais, 3 karvės kablelį su šmočiuku žemės. Aš į tą laišką beveik išmokau atmintinai. Skaityk toliau. Tai ar aš kalta, kad čia tai parašyta? Sakau, skaityk iki galo. Nenoriu. Man bjauru ir liūdna. Kur mane kačerga? Tik neturėsi iš man proto. Gerai, gerai, galiu skaityti. Greitai būsime pas jūs. Tik prašau atsiųsti savo tikrą adresą. Labai žemai lenkėmės jums ir jūsų panai. Iki pasimatymo pasirašau pati savo ranką. Uršė Lašinskienė. Tarakoniškio vienkiemis, Varliamušių pašto agentūra. Na, matai, tuoj ir atvažiuos, tuoj ir šoksim vestuves.
Nu tai žinoma, kai tik gavau šitą laišką. Aha. Tai vadinasi, viskas baigta. Komedija. Žinai, Darbuti, aš prisiminiau, kad man reikia į miestą. Jau seniai esu bebuvusi ten, jau visos 3 dienos kaip nebuvau, o čia per tas 3 dienas atsitiko tiek daug visokių dalykų, tokių visokių naujienų, tai aš, žinok, vėjų ir šiandien ten, tai jau vakarienė, žinok, manęs ir nebelaukia. Be to dar tiek turiu daug kalbos su savo draugė Cylė. Be to, dargi prisiminiau, vakar kaip tik sutikau pašto viršininką. Tai jis man ir sako, ponia Kanapinskienė, jūs naujienas sužinote pirmoji. Todėl ar nesutiktumėte būti Eltos pirmininkė? Nu tai žinoma, kad aš sutikau. Tai va, šiandien dar turėsiu išbėgti į paštą, sakė, įrašys mane į Kauno knygas ir duos Eltos pasavą. O kur tėvelis? Keistas klausimas. Tikriausiai bulvės skuda. Pagal silkių išėjo parnešti. Kai bjauru. Nieko čia nėra bjauraus. Aš vakar jam nupirkau nuostabų kvartuką. Ir jam tas kvartukas beje labai tinka. Tai aš myliu. Ne, nu tiesiog pasiutimas. Tai gyvenimas. Tėveliui skūsti bulves. Motinai dieną naktį lakstyti po miestelį, nešioti piletkus. O dar tas jaunikis atvažiuos iš Kauno. Slaptų dalykų valdininkas. Ir jis ir jo motina matyt kvaili per visą pilvą. Nors bėg iš namų, Ką daryti? Reiktų pasikalbėti su tėveliu. Nors jis man ir nepatinka. Vyras turi būti vyriškas, o ne bulvės skūsti su nauju kvartuku ar silkės nešioti. Ką daryti? Na, palauk, ponas Lašinių šmotelį. Palauk, ponas Lašiminski. Parodysiu, kaip moka provincijos mergaitė save apginti. Stasė! Staselė! Ką, panelė, pasakysite? Ką tu, Staselė, veiki, kad tėvelis bulves skūta? Aš, panelė, visą dieną rūbus plaunu, šitiek prisikaupė. Na gerai, bėk, lauk. Aš susitvarkysiu. Reiktų pasikalbėti su tėveliu. Kol mamos, Eltos direktorės, nėra namuose, tėvelis visai kitas žmogus. Aha, planas puikus. Manau, apgausiu poną Valtrų. Jeigu būtų kas matys, tik tai įlėja ir tapsau zuikį. Ai, mamytė, jaučiu, jeigu pradžia tokia, tai pabaiga bus visai prasta. Nu jau tu merk savo šitus burtus. Aukštas valdininkas ir dar burtais tiki. Geriau, žinai ką, spjauk visus šitus, visus 4 pusės. Mažų pirštų, nosį patrink. Apsisuk 2 kartus ant vienos kojos ir sakyk, škits, pic, šalin nelaimės ir pamatysi, iškart pasiseks. Škits, špic ir nelaimės. A tai palauk, mamytė, a tai čia ką, ne burtai? Nu kokie čia tau burtai, čia tikrimybė. Gerai, pasispjaudysiu paskui. Nu jau pasispjaudysi, aš tai dabar eisiu ūkį apžiūrėti. Bet tu gražiai apsirenk, paieškok čia raudoną kaklaraščią, rankogulius, pririšk ant virvelių, kad nenusmuktum. Supratai? Mamytė, taigi nereikia manęs mokyti, ašgi ne kažkoks tai lepšis šaliurbis, ašgi valdininkas iš Kauno, ašgi žinau, kad tokiam žmogui reikia daryti. Nu taip. Va, atsimenu. Vieną juodakę. Ai, net ne vieną juodakę man yra sakius.
Jau kad Baltras Lašinskis, tai kaip tikras paryžietis. Oi, dabar mamytė, dėglys, nuo kūno aukštyn. Nu jau gana. Liaukis klausyk. Nu kągi tau kaltas, kad eini nosis užsirėti. Nu. Klausyk, ar tu pastebėjai, mums čia beeina. Oi, praslinka panelė. Oi, kokia graži, turbūt ta peršamoji panelė. Tokia graži, daili, straina. Ar pastebėjai? Mamytė, kad man niekas neberūpi. Aš pat tik tai išėjaugi. Iš ratų išlipau, pasitempiau. Va, tražbūsikas ir išplyšo. Eikite dabar, mamytė, aš jau apsirensiu taip, kaip reikia. Iš tikrųjų, viskas bus gerai. Nu, bet tu klausyk, nepamiršk. Panelė yra išdelė pabučiuoti. Pas mum yra taip priimta, tokia mada. Ai, mamytė, aš pabučiuosiu. Ir rankytę, ir kojytę, ir ką reikės, tą ir pabučiuosiu. Bet klausyk, būk mandagus, nuolankus. Klausyk, tai tada nieko iš aukštai nežiūrėk į žmonės. Tai tada tikrai visiems patiksi. Viskas. Gerai, jau gerai. Gerai, kad išėjo. Man jau atsibau. Važiuok. Panelė bus graži, turtinga, matai, su centruku. Nesupranta, mamytė inteligento žmogaus siela. Vis kvepia provincija. Važiuok. Jau ir ausys apkurtina šitų žodžių. Reikia elgtis. O vis dėlto aš pasistengsiu paneliai nepatikti. Aš jau turiu Kaune savo balandžiukę. Ir man gana. Nors tiesą sakant, mažai aš jau ten nepažįstu. Reikia elgtis. Sakė raudona. Nu, ne visai raudonas, bet tai gerai bus. Aha. Važiuok. Va. Atsimenugi, draugas man iš Kauno rašė. Sako, atvažiuok Baltruk į Kauną, mes tu šitam tarakoniški mėšla mėžės, duosiu tau darbo, kokio tik nori. Aha. Ar šuninkarius lūpti? Ar... Galima tai prisipažinti. Na, žodžiu, naktinis kažką vežioti. Bet uždarbis tai puikus. Aš tai mamytei tada iškart ir rašau. Mamyt, esu naktinis slaptų dalykų valdininkas. Sakau, pasakyk visiems. Slaptų dalykų valdininkas. O ji man, vesk ir gana. Vesk ir gana. Oi. Čia jaukas. O, sūris. Susmirdės. Žinai, Sureli, tu man dar padėsi, išgelbėsi mane. Aš tau dainelę galiu padainuoti. Sureli menkas, tu esi vos porą centų, gal kaštuoji, figūra tavo negraži, parfumų jokių nevartoji, bet tu Sureli man padėsi. Mane ištrauksi iš vargų, uždagardžiai tave suėsiu, išgersiu čierką nuo šaknų. Jau atvažiavo. Tiesiog pasiutimas.
Visi miesto žydai ėmė klausinėti. Panelė, kas per žmonės pas jūs atvažiavo? Niu tą ponę, tai kaip iš mėnulio. Ir tikrai, iš kur ji tokią keistą skrybelę ištraukė? O tas, turbūt jo sūnus, nunynė man koją. Ir kaip purkinas praėjo pro šalį neatsiprašęs. Gėda. Na, bet tuščia to. Stase! Stase! Gal panelė pasakysi? Žinot, jau atvyko. Senoji ponė visur lenda, net buvo mūsų vištidėje, ar ne juokinga, žiūrėjo, ar daug mūsų vištų deda. Gali būti, bet aš apie tai. Kiek galėsiu, tai padėsiu. O koks reikalas? Nepatinka man jo sūnus, asilas. Taigi turėsi man padėti, supranti? Nesuprantu. Juk aš negaliu panelės vietos užimti. Nereikia geroji Stasybė, tu man tik padėsi. Taigi taip, aš tyčia taip sugalvojau, kad Baltrus pirmiau susitiktų su tavimi. Ir tu jam praneši, kad aš nesveika. 3 metai atgal mane apkrantė pasiūtė šuo. Juk tai netiesa. Klausykis, geriau supras. Taigi taip, 3 metai atgal mane apkrantė pasiūtė šuo. Aš gydžiausi, bet pilnai neišsigydžiau. Ir likau. Pusiau sveika, pusiau pasiūtusi. Kai tik susierzinu ar supykstu, tuoj kramtau, draskau, kandu. O ką aš apdraskau, tas tuoj suserga. Ir jokia medicina nebegali išgydyti, supranti? Šitą pasaką turėsi pasakyti Baltrui. O aš jau iš tikrųjų pasistengsiu jį paerzinti. O gal dar ir apdraskyti. Suprantu, kad tik ponia nesužinotų. O kai sužinos, bus blogai. Nebijok, aš būsiu labai atsargi. Šitą komediją vaidinsiu tik tai tada, kai būsiu aš ir Baltrus. Na, gal dar ir tu. Gerai, panelė. Man atrodo, kažkas ateina. Ateina. Stase, tik būk ištikima. Viskas bus gerai, kad tik ponia nesužinotų, o ne tik tą, kaip šeškas. Mėginsiu panelę pagelbėt, gaila man jos, tokia jauna, graži, čia tau ir už vyrą. Man rodas, tas panaitis dar nesenai kiaulės ganė, a joksis valdininkas. Labą dieną, panelė. Esu Baltrus Lašinskis, tarakoniškas, sakyčiau, netgi savininkas, slaptų dalykų valdininkas. Esu Stasė, Kanapinskų tarnaitė, apsinika ponas. O tai velnis, va čia tai apsirikau. Ai, bet žinai, imk Staselę, nuli tu. Saldainiukam. Matai, pas mus tokia mandagumas. Dėkui, ponai. Ai, labas, Staselė, darniai. Ašgi, matai, atvažiavau iš tolimo krašto, taigi noriu sužinoti, kokie čia pas jų žmonės. Ar geri, ar vaišingi, ar mandagūs. Lietuviai visi mandagus, vaišingi. A ponas iš tolo? Ai, aš vis sakiau, taigi aš iš Kauno, tai, matai, dabar dar norėjau paklausti. A, kaip ta panelė? Ngi, žinai, man per panelės gerūpį, supranti. Mano panelė yra labai graži, mandagi. Reikia tokios paieškoti kaip angelas. Ne vienas jaunuolis dėl jos pirštus laužosi. Bet kai sužino Ida, daugiau nebeatvažiuoja. Ida? A tai galvoja, tai ko jai trūksta? Nieko netrūksta. Visai sveika. Bijau daugiau sakyti. Oi, sakyk, širdutė, nebijok, aš ne kažkoks tai pliušas į valdininkas, tai sakyk. Gerai, sakysiu, bet tuo garbė žodį. Tylėsi kaip siena. 100 milijonų garbės žodžių duodu.
Tik sakyk greičiau, aš jau nebegrauju. Gerai, gerai, sakysiu. Bet čia yra didžiausia paslaptis. Ai, sakyk, papasakok. 3 metai atgal mano panelę aprėjo pasiutę šuo. Vargšė, nuo žaizdų apalpus, tuoj Kaunan. Gydė ją patys geriausi gydytojai. Bet išgydyti neįstengė. Vargšelė dabar turi baisią ydą. Kai tik susierzina, daug pašoks, daug suvalgys, ar neprimegos, ar daug primegos. Šunį pamatys, karvę, ar jauti subliaus. Baisu, naktį pamačiusi mėnulį, ima staugti nežmonišku balsu. Puola, drasko, kanda. Jau 2 tarnaitės mirė. Aš taip pat ruošiuosi iš čia išeiti. Seselė, palauk. Ar tavo galvelė viskas gerai? Tu pati nesergi? Keistas klausimas, panaiti. Paimk pas ir perzink. Tik būk atsargus, panelė Barbora. Dikta kaip vyras. Ne, šitą tai pati. Man panelė drasko žmonės, man panelė kandžia. Palauk, dar noriu paklausti paskutinį kartą. Ar tu čia teisybę sakai? Žinoma, panaiti, imkit pas ir perzinkit. Ne, šitą tai per daug. Man panelė drasko žmonės. Man panelė kandžia. Oi, mielas turėlį, gelbėk mane. Nu tos Barboros. Girdėjau, sakė kaukė. Taigi jeigu kaukė, taigi visą Kauną išbaidys. O, sveikas gyvas, tai bulvės koti. Tai paskui gal blynės užfundysi. Ne, nu, kaukė. Laba, laba. Ar tik nebūsi Aldrius Lašinskis, mano būsimai žentas? Esu Jonas Kanapinskis, Barboros tėvas. Barboros tėvas ir tamsta bulvės kuti. Nieko nebesuprantu. Ai, blogi laikai vaikeliai tėjo. Sulygina vyrus su moterimis. O toms tvarkiai reikėjo. Mano baba atėmė mano pytkę, rūko dabar kaip vyras, o man tik tai bulvės kusk ir gana. Nu ne, aš jau tai savo žmonai tai tiek jau tikrai nepasiduosiu. Ne, nepasiduosiu. Nepasiduosi. Niekas slėpi. Dėl gamtos ramybės kitas tik ir burokus skusi, ne tik tai bulvės. Žinai, nusibodo tie karai. Geriau jau taika. Gal sėkų pasikalbėkim. Tai ar tikrai manai vest? Nu, nežinau, gal reikėtų. Oi, nevest, broli, nevest. Aš vedęs laimės neradau, vien tik tai pragaras. Net iš parūkyti. Jau žinai, 2 savaitės kaip nerūkiau. Neturiu. Turbūt keliaudamas pamečiau. Bet parūkai tai būtų gerai. Žinai ką, aš eisiu ir atnešiu. Ir tai matai kas? Jau savo žmonos. Tu, žinelį, pasiekėk mano vietą, jau ten. Pasikipinėk su plėse. O aš tuoj, per daržus, per laukus, pas laučiuką nudumsiu. Gal dar kokį pusbutelį nutversiu. Tai geras planas, tėvelį, tik tai greičiau. Tai va, gerai, imk dabar va mano šiursto, va, dėkis slydeliai, va, jeigu eitų kartais mano žmona, tai tu čia va, nugarą atsuk į duris ir krapštykį su bulvėm. O aš tuoj, kaip žaibas per laukus, išgert ir parūkyt. Aha, o tai jeigu tavo ta pasiūtelė Barbora ateis? Jos nėra, jinai išėjo. Aš greitai, per daržus ir pas mūšiuką. O, tai aš jums per kūną.
Nesupratau, kaip šitą padėtį atsidūriau. Prakeikta provincija. Ir jau ateina. Barbora! Barbora! Va dabar tai pražuvo. Jonai! Jonai! Kur Barbora? Jonai! Kur Barbora ir ponas Lašinskis? Nu, Jonai, ar tu kur tai, ar kas čia dabar su tavim? Jonai, klausiu paskutinį kartą. Kur Barbora ir ponas Lašinskis, a? O ar tu pasiutai? Nu, ar užmigai, ar ką? Nesuprantu, šitie vyrai tai kaip akmenys. Nevijo, nei kumščio, nei kamašo. Nu, palauk. Aš nešu aš kačardą, tu man tada lakštyną. Kad jį kur griūsmas, kad jį kur perkūna šitą provinciją. Šitą raganą vos man sprendą nenusuko. Ne, man šitą tai jau gana. Ne. Jeigu jie pradėškai. Laimingai viską atlikau. Šetą. Pabėgau. Rūbus išmetė. Kažin, mano boba jį matė ir nematė. Tikriausiai nematė, tai bus gerai. Jonai, Jonelį, tu nupiešta švirblelį. Tai tu dar ilgai šitą komediją rašies vaidinti? Kokiagi mano dušytė? O ko tu neatsiliepi, kai tave šaukiau? Kada mano angelėlį, kada? Kada, prieš pusę valandos? Nejutau. Mano saulelė. Nejutai ir tada, kai aš pabarškinau. Palauk, Lilelė. Grįžk, papūsk man. Ką sakai? Papūsk man. Ką papūsk? Varytų, ar tik gėręs nebūsi? Sakau, papūsk man į burną. Aš gėręs? Aš širdutė iš virtuvės nežingsnelio niekur. Na gerai jau, eik. Einu mano angelėlė, einu. Eičiau, negaliu žiūrėti. Šitie vyrai. Jau geriau Dievas būtų 2 Dievas sukūręs, tai nors žemė ir rojus. Ponas Baltrau, kur esi? Ponas Baltrau. Aš čia. O taip ir tiek turėjau. Kad jie kur griūksta. Na, ką padarysi? Jeigu jau nori vesti, tai jau pratinkės. Tai tik tai trumpa šeiminio gyvenimo pamoka. O kas dedasi už daryti klaidų, to sužinos. Dabar ne. Ir būtų ir klaudyti. Aha. A jeigu tavo žmona ateis, aš tai jos jau bijau. Jos nėra. Va, matai, eina ta. Langą pažiūrė. Eina su tavo motina gyvulių pažiūrė. O paskui galės daryti benis, kur toliau nuneš. O čia ne tavo Barbora? Nu, nevalia taip į tai, ne. Tik į mūsų ruoštus. Kaukia, eina. Vis dėlto man sekasi. Mama su ta ponia iš Mėnulio išėjo apžiūrėti lauką. Todėl aš galiu visai laisvai jaustis. Labas vakaras, panelė. Esu Baltrus Lašinskis, aukštas slaptų dalykų valdininkas. Atvykau su jūsų motuše, su savo tiksliau motuše, atvykau pas jūs su jumis susipažinti ir su jumis pasimatyti. Labai malonu. Aš apie jūs jau žinau. Malonukite sėstis. Ar, tai iš Kauno? Tai rodos gerą vietą turite? Jo, gerą ir aukštą. Slaptų dalykų valdininkas.
Tai gal dar kriminalinės policijos viršininkas? Nu, kaip čia pasakys, viršininkas. Nu ne, bet šitasgi, galiu tik pasakyti, kad mano vieta labai aukšta ir slapta. Aš galiu panelį pasakyti tik tai, kad kiekvieną naktį turiu apvažiuoti komendanto, ministro pirmininko ir prezidento namus. Bet daugiau sakyti negaliu. Matot, jeigu jau slapta, tai slapta. Bet tai puiku, kad Tamsta turi tokią aukštą vietą. A? Kodėl? Nes aukštos vietos reikalauja daug mokslo, o Tamsta, kaip suprantu, jo neturi. Ne, panelė, ten mokslo nereikia. Ten reikia raumenų, galva, kad neskaudėtų. Nu ir kaip čia pasakius, nosis, kad priprastų. Suprantu. Ponas Valtras turi automobilį. Bet vežioja ne žmonės, taip? Darbas nakties metu. Matau, panelė, gudru esat. Iškartgi supratot slaptą valdininką. Tai niekis, jei tik pelnas geras, tai darbas žmogaus nežemina. Jūs rodosi apie Šiaulius gyvenate. Tai kaip sekėsi Šiaulių parodoje? Sako, labai graži buvusi. Aš pati negalėjau nuvykti. Vis sergu. Pati nežinau, kas man yra. Tai gal dantukai sopa. Taip, dantys. Ypač to. Kol dar nesierzinu. Oi, atsiprašau, panelė, neįsierzinu. Stengiuosi, bet veltui. Dėl nieknekio supykstu ir sopa dantys. Drevo visą. Stasė tiesą sakė. Ai, tiesas, šitągi panelė klausit apie Šiaulių parodą. Oi, tai žinokit, paroda kokia. Šiauliai tokios nebuvo matę. Ką ten Šiauliai? Ten visa Lietuva tokios nebuvo mačius. Panelė, ko ten tik nebuvo? Žinokit, ko ten tik nebuvo? Ten buvo kiaulių, veršių, visokiausių vištų, visokiausių pusplikių ir gerai, ir prastai apsirengusių ponų. Žinokit, ir šitasgi būlis tiesa buvo. Didelis, va, kaip namas. O buvo du kapranugariai. Ai ne, vienas buvo, bet su 2 kupurom. Suprantat, daug ilgentijos ten buvo. Ir aš ten buvau. O kas tams tai yra, kad taip vienas veidas išvyno? Ai, tai čia man nedidelė bėda. Aš čia tik tai, kai juokiuos ir kažką pasakoju, taigi veidas kaip paragonas pasidaro. Ar buvote pas gydytoją? Ai, buvau, panelė. Čia ir pas Vietį, pas Poleckį buvau, paskui Karaliaučiai buvau. Ei, nieks nepadėjo. Tai labai blogai, nėra ką daryti. Na, o kas tams tai dar patiko Šiaulių parodoje? Man tai, panelė, labiausiai patiko barabonas. Suprantat, tokie būteliai sėdėjo muzikantai. Tai vienas cici su triūba, kitas pi su triūba. Jau tokia muzika, tai man Kaune nusibodo. Nu, bet jau kai sudavė su barabonu šituo, tai net kinka sudrebėjo. Oi, panelė, nu fains instrumentas tas barabonas. Va, kad taip, bažnyčia per mišes. Va, nu, taigi visi vėl pradėtų. Matyt, Tamsta turite labai jautrią ausį. Ar tai taip, panelė, aš atsimenat, tarakoniškai. Per mišes, kaip užtraukdavo karų, taigi visi mane žiūrėti pradėdavo. A vieną kartą kunigėlį Šveicoriui liepė mane užtilti. Man panelė pavydėjo. Aš karau, tu tai... O kaip išrijo tau neteisas kraujas galvos bėgo? Nu, brač. Gražiai, faina šitą panelį. Turbūt muzikonė. Iškart ją
barabonų suprato. Jeigu neturėtų įdo, tai gal ir veščiau. O gal Stasė man sumelavo? Gal netiesą sakė? Reikia dar patį paaiškinti. Atsiprašau, truputį užtrukau. Ai, tiesa, neprisiminiau. Panelė, aš jums saldainiukų atvežiau. Pačių geriausių. Kol? Pirmos rūšies. Kilas. 8 litus. Aš jų panelę visą 100 gramų nupirkau. Paskanau. Koks kvailys! Tamsta, nežinai, kad man labai pavojinga erzintis. Aš siuntu. Atsiprašau, panelė, ne, aš žemai laikiuos, aš tikrai pajuokavau. Geriau sėskis, nes su savo saldainiais suerzinai mane. Atsiprašau, panelė, tikrai, aš nenorėjau. Man jau bloga. Au! Panelė, atsiprašau, tikrai. Jau vėlu. Aš juokavau. Turiu ką nors apdraskyti. Mano sužadėtinis, mano būsimas vyrelis. Kaip gerai, kad galėsiu, kada patinka jį kramtyti, draskyti. Au! Aš pasitau. Oi, koks geras kasmės. Varėtų, pavyzdį. Savo komediją. Bėk į virtuvę, aš vaidinsiu toliau. Panelė, aš bėgau jums pranešti, kad atvyko ponas. Susirgsiu iš juoko. Parodysiu ponui slaptų dalykų valdininkai, kaip reikia gyventi. Varbūt. Tu čia? O tai kas atsitiko ponui Baltrui? Taigi bėga per sodą tekinas ir mes jo sulaikyti negalėjom. Dabar jis. Klausyk, jis tikriausiai kažko tai įsigando. Aš mačiau, kad į medį įlipo. Tai kas čia buvo? Pati nežinau. Mes sėdėjome, gražiai kalbėjomės. Tik staiga jis išsigandęs pašoko, pastūmė mane ir pabėgo. Man rodos, kad jam ne visi namie. Jam ne visi namie? Nu, taip negali būti. Tai yra netiesa. Mano Baltrukas yra vienas iš protingiausių žmonių visoj Varlamušio parapijai. O netgi ir visoj Lietuvoj. Kaip tu taip drįsti tokią aukštą valdininką įžeisti? Tai aukštas valdininkas, kur naktimis vežioja. Bjauru ir įsitarti. Tamsta, neįžeisk mano sūnelę. A taip jis tave į kalėjimą pasadins. A netgi sušaudys. Bet aš pagalvojau, ne, jis to nedarys, nes jo širdelė yra angeliška. Varbūt. Tai kas čia dabar atsitiko? Tu supranti, ką nors? Paaiškingi. Gana aišku, jis nesusitupėjęs ir tiek. Eikime, mamytė, jo paieškoti. Kažkokie bepračių darbai. Reikia iš čia vykti. Kažin kur mano Baltrukas, sūnelė. Einu tave paieškoti, sūnelė. Mamytė, mamytė, aš čia. Sūnelė, aš čia. Tavo pasiūtelės nėra? Kokios pasiūtelės? Taigi tavo tos peršamos panelės. Ne, nėra. Bet kas atsitiko? Tu visas drebi? Oi, mamytė, neklaus, kas atsitiko. Geriau bėkim iš čia, kol nei tavęs, nei manęs jie čia nesukramtė ir nesuvalgė. Kaip čia tai? Bet aš nesuprantu, ką tu čia dabar kalbi. Tu kalbi aiškiai. Prie manęs būk ramus ir drąsus.
Nes sako, žiūrėk, kokį ginklą, aš baisu turiu ginklą. Šitų ginklų, amžiną atilsį, mano motulio, nuo visų priešų apsigynė. Tai kas buvo? Ai, mama, neklaus, kas buvo. Galiu trumpai pasakyti. Prieš 3 metus Barbora buvo apkandžiojęs pasiuntę šuo. Ir jos tarnaitė siunta. Turbūt Barbora ją bus apkandžiojus. Nu, ašgi mačiau Barborą. Nugi daili rimta mergaitė. Mama, daili rimta mergaitė, bet supras, pasiutimas veide nematomas. Ui, ateina, ateina. Klausyk, aš turiu lietsargį ir aš tave nuo jos apginsiu. Aha, žinok, kai pradėjo pykti, tai pradėjo mane draskyti, pulti, kandžioti ir jos tarnaitė mane puolė. Jeigu aš būčiau mamyk nepabėgęs, tai būtų brandus mano tik tai kaulelius. Ponia Lašinskienė, nesupratau. Negi jūs jau susiruošėte išvažiuoti, ar ką? Ir ponas Baltrus yra. Ai, atsiprašau, panelė Barbora, nesijaudinkit, nesidraskykit. Nu, žiūrėk, Baltruk, slėpkis už mano sijoną. Nu, palaukit. Nu, man jau trūksta kantrybė. Ponia, paaiškinkit, ką visą tai reiškia. Aha, matai, mamyt, jų ir Barboros motina siunta. Kas tai reiškia? Kas tai reiškia? Jūs čia man tyčia atsiviliojate. Jūs norit mūsų suvesti, sukramtyti. O, Baltruk, bėgam. Palaukit, šarva, palaukit. Nusiraminkit. Sėskimės. Galų gale ir aš noriu išsiaiškinti šitą dalyką. Barbutė, kas čia kaupė? Tai turbūt mūsų Rutkis. Ai, Rutkis, čia Barboros tėvas turbūt. Visi namai pasiūti. Ar tu supratai, kas čia dabar buvo? Kas čia dabar vyko? Paaiškink. Matai, mamyte, ar ne mano tiesa? Jiems trūksta. Tai vis tavo per laikraščius išrašytas jaunikis. Žinai, vaikeli, ko gero būsiu apsirikusi. Nepyk. Daugiau jau taip nedarysiu. Pažiūrėk, a kur jie nubėgo? Dar blogiau, bėga pagal mūsų Rutkio būdą. Ar neįkipski šuo, kur nereikia? Mamyte, žiūrėk, jau nelaimė. Rutkis išplėšė visą užpakalį. Tai jau komedija. Žinai, vaikeli, bėga į pagalbą. Šiaip ar taip, jie mūsų svečiai, o čia mūsų kiemas. Viskas puikiai pavyko, vos nesusirgau iš juoką. Oi, ta mūsų gudri mergaitė. Šią tau bėgdami daiktus pamiršo. Reikia jį paieškoti. O tai štuka, tarp 2 ugnių papuoliau. Šitas, kur prakeiktas šuo, kad jį kas nujotų. Vėl ateina, turbūt šitą pasiūtelį. Pradingo kaip ugnyje. Ką man daryti su šituo čemodanu? A, tai tu Stuselė. Žinai, teisybę tu sakei apie savo tą panelę Barborą. Žinai, va, imk dar duolitu ir tylėk. Ir nieko nesakyk. O mano čemodaną išnešk prie vartelių ir padėk. Aš kai būsiu jau tenai, tai aš paskui jį pasiimsiu. A tam šūniui, tai tu duok pipirų. O, pasižiūrėk, kas man kelytę padarė. Gal turi krapkytę kokį užsėčių. Na, ponuli, tai gal nors kartą mane pabučiuosi, o gal dar ir vesi. Aš būsiu tau labai ištikima. Tik kasdien po truputį apdraskysiu. Pane, leiskit man biškelį pagalvoti. Aš jums laiškelį, gerai? Laiškelį parašysiu. Gerai, gerai. Šią savaitę lauksiu. Ne, šitą žiūrėk. Kai aš jau būsiu toli,
Pasakyk, panelė, kad aš jos neimsiu. Tegu aš šimtas kalbų, tegu nujoja. Gerai, ponai, tik pasakysiu, tik daugiau panelį nebesirodyk, gali visai suvalgyti. Aš žinau, aš geriau bėgsiu nuo jos tokia nuo ugnies. Ai, Dieve, Marija. Dėkui tau, Stasytė, tik tylėk ir viskas bus gerai. Panelė, ar matėt jo kelnes? Mačiau. Na ir kas? Nei viena komedija neapsieina be didesnių ar mažesnių aukų. Tu, Stasytė, paimk adatą, siūlą ir kaip nors sutvarkyk jam tas kelnes. Gerai, panelė. Vis dėlto man jo gaila. Gaila. Na ir man gaila. Ką čia dabar padarysi? Taip atsitiko. Būtų didžiausia gyvenimo kvailystė tekėti už visai nepažįstamo žmogaus. Žinai, dukrelė, aš viską mačiau ir viską girdėjau. Tu su savo budrumu galėtumei būti net užsienio reikalų ministerio žmona. Tėveli, tik nieko nesakyk mamytei. Nesakyk. Na gerai, nesakysiu. Tik su viena sąlyga. Būtent, kad atimtumei iš mamos tą mano mylimą pypkę ir išvaduotumei nuo bulvių skutimo. Gerai, pabandysiu. Tik tu, tėveli, nebūk toks veršis. Daugiau drąsos, energijos. Juk moteris myli tokius vyrus, kurie patys nelenda po jų kurpalių, o moka palaikyti savo autoritetą. Juk vyras namų galva. Taip, bet be mažų kovų mes jas tai nenugalėsim. Taip, reikės truputį susiremti, nes be kovų tai juk nieko nėra. Tai gerai, tu būk mano sąjungė ir mes ką nors sugalvosim, juk mūsų namai tai komedijų teatras. Taigi taip, tai jau nuo šio momento pradėkime paprašyti veikti. Ir manau, kad kovą laimėsime. Eime į virtuvę ir aptarsime tikslų kovos planą. Aha. Žmonės sako, negražu klausytis, ką kiti kalba už durų. Ne, mielieji. Netgi labai naudinga. Tai ką dabar daryti? Sąmokslas prieš mane. Mano namuose buntas. Ne, mielieji. Taip lengvai jūs manęs nepaimsit. Matilda Kanapinskienė jums taip lengvai nepasiduos. Jūs manė. O gal man jam atiduota pypkę, ką? Juk po teisybei, tai ir man šitas karas jau nusibodo. Ogi Jonas man tai nepriešas. Jonai, Joneli. Ką mano širdelė? Žinai, Jonuk, susitarkim gražiai. Aš tau atiduodu pypkę, tu man atiduodi mano kvartuką ir gyvenkim kaip žmonės.
Nu, taip, mano tėrimas labai geras skambės. Taunietiškas tėrimas, ne? Grįžtasi, rankytė. Malačiai, jūs malačiai, malačiai. Ponia. Ne malačiai. Kauna ponia. Daug jo, ne? Oi, kaip daug. Bet labai gerai. Labai gerai suvaidino.